sustojus. Sveiki gyvi. Another day in paradise. Naktį šernienė vaikščiojo su šerniukais, girdėjau kaip cipsauja. Ir šūvių naktį buvo. Visko čia buvo panešta. O blemba lyja. Lyja kėdus reikia įsinešti į trobą. Jau vienas prilytas kėdas. Eik, Toma. Kaip aš čia taip prasimečiau. Policija buvo sustojus. Nuvažiavo tolyn. Įdomu, kas čia bus. Ką čia turim? Miškelį. Vienas kėdas jau šlapias. Kažką reiks daryti. Į krepšiuką mautis koinę. Išsimiegom vis tiek gerai. Anyvai miške, tvarkingai. Tučio būčio. Policajus ryte buvo sustojęs. Mačiau per apačią, per langelį. Sustojo. Pažiūrėjo taip minutę. Ir nuvažiavo. Galvau, gal ateis pakalbint, pats nešoko iš palapinės. Bet neatėjo. Susigėdino vyriokai, matyt. Šaltukas. Reikia dėtis papildomus reikalus ant savęs. O, kad jau suplyšusios timpos šitos. O ką padarysi? Užgyvensim su laiku. Užgyvensim vis tiek ant kažko. Kažkokių timpelių kitų. Diena prasideda. Su numestu lenciūgu. Nu, dar tokį balerį būna kartus. Bet va čia va taip, mes jau užsimesim tą lenciūgą. Pirštų nesipurvinsim per daug. Tikėkimės praeis va čia va taip. O. Lenciūgas pagautas. Kažkas lūžo, bet gal nebėra. Viskas, let's go. Va, policijaus pravažiuota šviežiai. Ant kelio matosi pėdsakai. Gerai patruliuoja. Saugiau, aišku gerai, kad jie naktį nevažiavo. Tik tai stresą būtų kėlę. O ryte tai jau kai švieso, tai kažkaip dzin gali. Nors ir tankai važinėtų.